3, 2, 1, go. Okay. 5 metus iš eilės esam didžiausias Blachotrapės eksporto partneris, ar ne, ir tai labai džiaugiamės. Savo kompanijoje, ar ne, arba turim lojalių meistrų draugų, turim apie 200 stogininkų, su kuriais dirbame, su kuriems šiandien kaip tik darom mokymus su įmonė Blachotrapės. Tuose renginiuose parodome dažniausiai apie naujus produktus arba teisingas montavimo galimybės. Sėmėmės naujos patirties vieni iš kitų. Tai kaip ir pernai metais buvome nuvykę į Varšuvą, kur Blachotrapės mokymų centre apžiūrėjome jų produktus, pačiupinėjome visas galimybės, kaip juos galima apdirbti. Reguliariai kas metus darome mokymus, nes mūsų nuomonė mokymai ir informacija, praktinės ir teoriniai žinios stogdengiams yra labai svarbu. Važiavom per visą Lietuvą, buvom Vilniuj, buvom Utenoj, buvom Mažeikiuose, buvom Plungėj ir šiandien esam Vilkaviškiai. Tai yra toks turas mokymų. Lietuvos rinkoje mes turim apie 38 įmonės, su kuriom dirbam. O vidutiniškai per šią savaitę mes susitikom ir mokymus išklausė apie 200 stogdengių. Dirbam dažniausiai su aukštos kokybės skarda, ar ne, pagrindai yra vokiška Tyson Group, kuriaus mes daugiausiai parduodam ir kuri leidžia pirmauti rinkoje tik pagal kainos kokybės santykį, ar ne. Kai kuriems klientams kyla klausimų, o tai čia lenkiška skarda, ar ji yra tikrai kokybiška, ar ji yra gera? Na, mes sakome, profiliavimas vyksta Lenkijoje, bet pati žaliava važiuoja iš Vokietijos. Kas liečia lygią skardą, kas liečia stogus, tai dažniausiai yra Germanija profilis, arba modulinis, arba ištisiniais lapais. Ir labai dažnai žmonės pasirenka Ice Crystal. Įmonė Blachotrapės turi senas tradicijas, jinai turi labai platų pasirinkimą produktų, padengimų. Yra pakankamai netoli Lietuvos, tai yra logistikos klausimai irgi labai sklandžiai vyksta.